Tęsiame 100 klausimų seriją. Šiandien vėl keičiame kampą. Perjungiame rodiklį į užsakymų sumą 1000 eurų. Žiūrime, kurios rinkos mums generuoja didžiausią apyvartą milijonais. 21. Kuri šalis yra mūsų pajamų lyderė? Tai Kinija. Čia sugeneruota net 1,6 milijono eurų. 22. Kas seka iškart po jos? Jungtinės valstijos su 1,5 milijono. 23. Kokią sumą pasiekėme Brazilijoje? 0,7 milijono eurų. 24. Ar kitos rinkos stipriai atsilieka? Na, Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Ispanija generuoja 100-tūkstantines sumas. 25. Ką mums sako apatinė lentelė apie potencialą? Matome, kad visos šalys auga, kai kurios netgi dvigubai, Belgija ir Australija su 105 ir 104% nuo praeitų metų. 26. O kur turime suklusti? Lentelė top prarandami rezultatai rodo šalis, kur apyvarta neauga taip žymiai, bet net silpniausiai auganti Lenkija užaugo beveik 50%. 27. Kodėl Kinija ir JAV taip stipriai dominuoja? Nes čia daugiausia užsakymų. Nors Ispanijos vidutinė krepšelio suma net dvigubai didesnė, užsakymų kiekis daro didžiausią įtaką. 28. Ar šis vaizdas pasikeitė nuo praėjusio video? Taip, nes dabar vertiname ne prekių kiekį, o realius pinigus. 29. Ar tai padeda skirstyti reklamos biudžetą? Vienareikšmiškai. Milijoninės rinkos reikalauja didžiausio dėmesio. 30. Kokia bendra šių top šalių apyvarta? Ji sudaro liūto dalį mūsų 4 milijonų apyvartoje. Jau 30 klausimų įveikta. Kitame video nersime į sezoniškumą. Norite pajusti tikrąją šių duomenų galią? Išbandykite šią ataskaitą gyvai mūsų svetainėje riverdata.lt skiltis pavyzdinė analizė. Duomenys kalba. Mes padedame juos išgirsti.